Gerai, pradėjau įrašą, aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu sugrįši į tą momentą, į tą projekciją, kurią aš tau pasakojau. 3, 2, 1. Mhm. Gerai, tai aš tiesiog klausytojams labai greitai pasakysiu, mes jau pradėjome įrašymą, tiesiog prasidėjo daug techninių trukdžių ir trumpai papasakoju, jog šį rytą tiesiog atlikau projekciją ir atsidūriau pastate, be baldų, 2 vyrai, vienas iš nugaros man stovėjo, kitas prieš mane, scena buvo smurtinė, tai turbūt iš reinkarnacijų matytas vaizdas. Ir mane tarsi išmetė per langą, nes buvo stiprus smūgis, dužo stiklas, aš kriptau ir jutau, kaip galva trenkėsi į žemę. Nejutau jokio skausmo, tiesiog buvo toks, pasąmonė norėjo parodyti man šitą įvykį. Mhm. Jo, aš jau atsiradau tam pastate. Tu nori pažiūrėti, kas ten vyko? Noriu pasižiūrėti, jeigu man 2 kartus parodė ir vakar dar man tas stiklas dužesys toksai, aš jį girdėjau, tai noriu sužinoti, kas ten nutiko. Man čia toks jausmas, kad čia kažkokias tai būtybės, žinok, galbūt astralinės. Ir tavo aukštesnysis aš išstūmė iš tos erdvės. Mane išstumė. Kaip apsauga tarsi kažkokia tai. O geras, darosi įdomiau. Taip. Tai ten nėra, ar ten yra reinkarnacija, ar ne? Kažkaip man, ne. O tada žiūrėk tas momentas, aš guliu ant grindų, ar ne? Mhm. Gal čia projekcija buvo? Tu atsidūrei kažkokioje tai erdvėje, supranti, ne pagal tavo dažnius. Ir tas va toksai, ta pozicija, kai tu pasakei, tarsi kažkokias tai būtybės pasiruošusias įsiskverbti, bet tavo aukštesnysis aš, tavo pasąmonė, tavo siela kažkaip išstūmė tave iš tos erdvės. Bet aš žinok, juos matau, tokias kaip 2 būtybės, kurios panašios į tų egiptiečių, tas, žinai, kaip būna išbraižyti tie hieroglifai, egiptietiški tokie juodi, panašus kaip Anubis, bet ne. Čia truputėlį kitokias, aš žinok, nežinau, kodėl man ateina tas žodis šakalai. Šakalai? Kažkokie šakalai. Žiūrėk, aš va to ir norėjau tavęs klausti, kad ar aš pati iššokau, nes aš nemačiau, kad mane kažkas išmestų, aš tiesiog buvo toksai staigus smūgis per stiklą žemyn. Nu, tai tavo aukštesnysis aš tau padėjo, tu pati. Tavęs neišstūmė, tu pati. Ir tas lengvas šokas, tai buvo, ta prasme, kad tu nesitikėjai pakliūti ne dėl to smūgio, ne, bet galbūt dėl tos erdvės tokios. O kodėl aš tada ir vakar girdėjau tą stiklo dužesį? Čia kaip projekcijos kažkoks tai, tu gali kažkaip praeiti pro, kaip, nežinau, kaip čia tavo pasakius, kaip lūžis pasąmonės, proto lūžis, kažkaip va taip eina informacija. Gerai, bandykime kažkaip panagrinėti, nes čia labai įdomu. Nes aš kažkaip galvojau, kad čia jau turbūt bus reinkarnacija. O čia grįžti su... Paskaičiuok.
Nuo 3 iki 1, ar čia buvo tavo reinkarnacija? Nes tie šakalai man labai čia įdomu, kaip reinkarnacinis būtų tas epizodas. Gerai, aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tau pasąmonė parodys, ar tai buvo mano reinkarnacija, ar ne. 3, 2, 1. Jo, tavo atmintis taip. Tai tada pasižiūrėk, kokioje aš ten iš tikrųjų erdvėje. Man tai atrodė kaip pastatas, kaip koks tarsi dangoraižis ar kažkas tokio. Man tai rodė žemišką formą, taip kaip aš dabar matau. Kad kaip aš dabar atpažįstu. O kas ten iš tikrųjų buvo? Man tai rodo tokia kaip pilis, kaip rūmai kažkokie tokie. Ir kas ten vyko? Kas aš esu? Tokia kaip moteris, tu esi ten, matau tave kaip moterį. Tokia labai gražiai su rūbais, žinok, apsirengusi. Bet žinai, tos kaip būna, kaip tos šokėjos, tokios kaip su tokiom kelniam, tokiom kaip žinai, ne lininė, bet tokios kaip permatamos kelnės, tokios papūstos šviesios, tokios kaip permatamos. Ir aksesuaras ant veido tokia kaip kaukė. Žinai, kaip būna ne kaukė, bet toks kaip šydas, kaip prisidengus, kaip vos ne kaip paradas stiliaus tokio, žinai, man rodo. Ir šokiai, būgnai, girdžiu, būgnai šokiai. Kažkokia šventė yra švenčiama. Išrenkama nuotaka, tu kaip nuotaka, man rodo, toliau. Ir man rodo tos kaip pusdienė tie šakalai. Vienas laiko saulę, kitas laiko mėnulį, tokie kaip simboliai, žinai. Ir tu kaip jų esi nuotaka išrinktoji. Aha, o kas tas jaunikis? Tai jie. Jie du? Taip. Kaip čia taip? Nu, ką aš žinau. Bet supranti, tave taip kaip tampo, man rodo, tave kaip lėlė, kaip tampytų, supranti, nepasidalina. Tarsi vienas nori valdyti, kitas nori, žodžiu, tokia kaip dominavimas eina labai stiprus. O ten iš tikrųjų dvi asmenybės, ar tai tau rodo kaip viena asmenybė su dviem subasmenybėm? Bet man irgi rodė du vyrus. Galbūt jie išskaidyti. Čia taip įdomi paklausti ir man rezonuoja, žinok, kaip vienas žmogus dviejose asmenybėse. Nes būna tas toks, kaip net ar aš nežinau, ar sutrikimų galima pavadinti, bet vieną kartą vienoks elgesys užvaldo, kitą kartą atrodo visai žmogus kitas, net pažįsti. Bet kodėl šakalai tada? Tie šakalai? Klausim pasąmonės, kodėl šakalai, kodėl jie taip tau pasirodė 3, 2, 1. Nes kažkaip toks jausmas, kad jie į tą žaidimą yra irgi įsileidę kažkaip, nes man dabar tą žmogų, ne kaip tu sakai, kaip rodo vieną, bet su dviem dalim, bet jis kažkoks man kaip žvėris, kažkokį žvėrį matau. Aha. Nesuprantu. Aš irgi nesuprantu. Gal aš jau matau patį tą pirminį, tą, kaip jisai atrodo, žinai, iš vidaus.
Bet man, sakau, jį rodo, žinok, nežemišką būtybę, nors tu ką, tikrai ne iš žemės. Bet ar čia būtent tu kalbė apie tos pusdievius? Pusdievis, Ar... taip, pusdievis. O gal tau ateina pavadinimas, gal kažkokia yra būtybė, kurios... kuri turi dvi asmenybės. Man neateina, tik aš simboliškai matau, vienas laiko saulę, kitas mėnulį ir jungiasi tą vieną žvėrį. Aha. Gerai, gal mums paskui truputį dar išeis ir kas vyksta, ar kažkokį ritualą su manim atlieka? Taip, ritualą kažkokį tai apvaisinimą, man rodo. Dėl to tos kojos ir buvo, ar ne, kaip sakiau? Taip. Mhm. Aha. Ir tada mane pati siela išnešė per stiklą? Tu negalėjai, supranti, žiūrėk. Tau buvo labai skausminga. Čia tarsi, supranti, atrodo tokia švari erdvė ir kažkoks monstras, atsiprašant, daro kažkokias nesąmonės, ne? Ir kai tu jauti tą skausmą, tavo siela išeina iš tavo kūno, lieka tik tavo kūnas, supranti? Toks, aš nežinau, kaip ta būsena vadinas, kai tau kažką daro, bet tavo siela tiesiog, tu nejauti, ta prasme, kaip skauda, bet tu išeini iš to vat kūno ir stebi, ta prasme, bandai užsiblokuoti kažkas tokio, kažkaip, tarsi kažkoks blokas įvyksta toj vietoj. Nes man čia taip labai įdomiai ta projekcija buvo, ar ne? Kad aš guliu ant grindų, tie du vyrai, vienas priekyje, kitas už nugaros, ir tada tarsi mane išmestų per stiklą, aš matau, kaip tas stiklas, aš matau, žinok, kaip voratinkliai, kaip tas stiklas dūžta, tiesiog tas momentas toks stiprus, aš matau, kaip įskyla tas stiklas, visur krenta tos šukės, toksai kaip sekundė, kad būtų sustotų. Ir tada aš krentu ir galva trenkiasi į žemę. Ir iš karto aš atsiduriu kažkokioj erdvėj, kur esu nuleidusi galvą ir tarsi vanduo ant manęs bėgtų, tarsi mane praustų kažkas po vandeniu. Ir aš galvojau, kas čia? Čia va po to įvykio, kas tu ten padarė, žinai, kaip tave išniekino ir ta prasme tu pamatei. Tavo aukštesnysis aš norėjo nuprausti tave nuo to, išgydyti, supranti, nuo tos traumos, tu pamatai traumą. Ir tada tas vanduo, tas vandens stichija tarsi nuplauna viską, išgrynina, paleidžia už šitą traumą. Nuprausti tave. Aš supratau. O dabar vis tiek kadangi man parodė šitą vaizdą ir mane grąžino šitą pamatyti, grąžino ne tai, kad pamatyti, o kad susitvarkyti, aš taip suprantu, ar ne? Bet supranti, kad tu jau toj projekcijoje susitvarkiai, nes ta sena programa, jinai jau viskas nebeegzistuoja, nes tas vandens nuplovimas, man kaip eina dabar žinia, kad tu netgi projekcijose gali susitvarkyti savo kažkokias traumas ir programas, kažkokias, kurios yra tau daugiau nebereikalingos, ar tos, kurios stabdo tavo evoliucijai. Tai būtent tas vanduo ir yra tas ritualas, kai tu nuplauni, tu tiesiog išgrynini, panaikini visą tą traumą, tą būtį. Tai aš išsivaliau. Jo. O geras, kaip fainai. Jo. O žiūrėk, tai dabar ten neliko mano fragmentų pasiklydusių kokių? Ne, tu viską susigrąžinai. Tai čia man 2 kartus netgi rodė, ar ne, kaip sakau, kad vakar dužo ir šiandien jau parodė ir susitvarkiau aš iš karto, ar ne, būtent toje projekcijoje? Taip, susitvarkiau.
Nerealiai. Šauniai, Sakau, aha. nes aš tas vanduo bėga ir toks tas momentas buvo, kad tarsi mane prausė, kaip po kriokliu kokiu, Mhm, nežinau, tarsi kažkaip va taip. Ir aš pagalvojau, kur aš esu, kas čia yra, bet nespėjau pakelti akių ir atsidūriau mieste. mhm, Ir kaip sakiau, šalia manęs atsirado moteriška kaip draugė, kaip kompanionė. Aš manau, kad tai buvo mano sielos fragmentas. mhm. Buvo ir gyvūnas, vieną kartą lyg vilkšunis, kitą kartą kaip gepardas. Ir tame mieste aš pakeliu akis į dangų ir vietoj žvaigždžių pamatau auksinės runas kaip žvaigždynai. Žinok, vaizdas tai buvo pasakiškas. Pieštikis. Ir aš tiesiog žiūriu į viršų ir sakau, juk čia runos. Vėl Ir jos net tau. aš net panorau, žinok, projektuotis, jas galvoju, ar aš kažkaip galiu joje atsidurti kažkurioje iš jų, bet, nepavyko. Mhm. Matai, runas vėl tave Pažiūrėk tą kviečia. momentą truputį. Po to apsivalymo, ne, kai tu apsivaliai, tave išnešė į visai kitą erdvę, į aukštų dažnių erdvę. Nes ten reikėjo turbūt dažnai projekcijose būna, kad jeigu nori kažkur aukščiau pakliūti, tu turi būtinai susitvarkyti su kažkokia tai va spraga. Ir tu labai šauniai astralinį projekciją tą padarėjai. Ir dabar ta moteris, kaip ir sakai, tai yra tavo aukštesnysis aš, tavo dalis. Aš taip ir supratau, nes mane tokia kaip draugė jutusi, va taip šalia einanti visur šalia manęs. Bet aš kažkaip, kai tu sakai, labai nori projekcijose bendrauti, man tai norisi labai staigiai viską tyrinėti ir aš nelabai domiuosi, kas yra kažkaip su manim, nežinau. Žinai ką, vienas dalykas, gal tavo siela kitokia ir pavyzdžiui, jeigu aš palyginus mano atveju, jeigu aš nebendraučiau per projekcijas, tarkim, gal aš daugiau pamatyčiau. O tu tiesiog eini savo keliu, nesiblaškai. Aš prisimenu tą momentą, kaip šuo buvo atsigulęs ir aš jį pagloščiau ir žinok, va toksai man buvo, aš pasakiau, mes dar susitiksim, aš tam šuniui pasakiau. Na tai. Lyg aš jį pažinočiau, lyg kažkas. Čia šioj projekcijai? Taip, sakau, buvo ta moterį, ta mano sielos dalis, ar ne, ta kompanionė. Ir tada buvo gyvūnas. Vieną kartą vilkšunis buvo, o kitą kartą kaip gepardas toks taškuotas ėjo, mes tryse. Tai tavo ta temai, bet žinai, kaip įdomiai, kad tas kaip vilkšunis tai iš šuns, ne, ta prasme šuo, ne, o gepardas jau katė, ta prasme, tokie du aspektai, vienas ištikimas, sergėtojas, o kitas eina per paslaptis, per mistiką, per astralinius pasaulius, per sapną, va tokie, žinai, kombinacija labai harmoningai. Tai kai aš pasakiau tam vilkšuniui, kad mes dar susitiksim ir po to atsirado gepardas, aš kaip ir atsisveikinau su juo ir atsirado kitas. Įdomi. Aha. Ir anksčiau norėjai susisiekti su savo totemis, tai va? Norėjau, aš pirmą kartą, žinok. Tai čia labai gerai, čia tavo totemai, tavo archetipai, tavo dalės, kurios saugo. Aha, o dar truputį prie tų runų grįžtant, aš kai jas pamačiau, ar yra kažkas, kaip sakai, vat runos tave kviečia? Ar yra kažkokia dar buvo, nes, taip ryškiai, žinai, atrodo visas dangaus, kaip mes matome žvaigždėtą dangų vasarą, rugpjūčio mėnesį, kai žvaigždės tarsi viena prie kitos sulipusios, taip atrodė tos runos, jos buvo auksinės ir tokie tiesiog, aš net nemoku nusakyti to vaizdo, tiesiog kosminis jis buvo. Ar kažkas buvo dar kažkokia tai žinutė, ar aš kažko neatlikau, ar čia žemiškas priminimas? Čia tos runos tai yra tavo šviesos kodai. Ir man įdomu, pavyzdžiui, aš kaip pažiūrėjau į vieną iš tų runų, ten simbolis, tokia kaip saulės simbolis.
tokie įdomi, ne taip kaip mūsų žemiškos runos tie simboliai, bet kitokie. Taip, jie kitokie ir buvo, jie tokie labiau planetariniai, Va, kaip va, va, aš taip žvaigždynai, ir matau. bet aš į juos žiūrėdama atpažinau, kad tai runos. Taip, jos planetarinės, tai vieną, kai pasižiūrėjau, aš atsiradau tokioj labai įdomioj erdvėj. Ten toks kaip upelis teka, žinai, skaidrus labai. Pavyzdžiui, palieti tą upelį ir tu lieti tarsi kaip žvaigždės ten būtų viduj. Ir toliau matosi tokias kaip uolos kažkokios tai. Ir tos uolos yra užpildytos būtent to vandeniu, to upeliu. Tokia kaip labai įdomi vieta, nesu tokioj buvus. Bet aš teisingai pajutau, nes aš kaip panorau net projektuotis, atsidurti joje. Reiškia, aš jutau, kad tai nėra vien tik simbolis, kad tai yra kaip vieta. Portalai, taip. Aš jau į vieną ėjau, manau, nes kodėl man parodė tokį vaizdą. Tai čia yra portalai. Šviesos kalba ir per juos tu gali įeiti. Kodėl man nepavyko projekcijoje, nes aš vis tik pagalvojau, kad aš noriu ten atsidurti. Pritrūko energijos. Gal dar dažnius reikia pakelti, kad pakliūtumai? Bet jos mane kvietė, nes švietė. Nu, pritrūko energijos manina, kažkaip pritrūko tau. Aha, supratau. Ir vietoj to mes, žinai, kaip būna dar, bent jau Lietuvoje, tarkim, miestas ir kažkur tarp daugiabučių būna namukai tokie, dirseni, mediniai, nuosavi namai, su tvorom aptverti. Ir mes atsidūrėme tada prie tokio namuko su tvora, labai senas namukas medinis, ir man toksai kilo noras pasižiūrėti, kas ten, užeiti. Ir aš pasakiau savo kompanionai, sakau, einam ten. Aš peršokau tvorą, pasibeldžiau į duris ir atidarė tokia senutė, jau visai tokia senučiukė. Ir aš sakau, jeigu pasikviesi mus į vidų, mes tau papasakosim labai įdomių istorijų. Ir ji labai nušvito tiesiog ir pasikvietė į vidų. Aš įėjau pirma, iš paskui manęs mano kompanionė, ir aš įėjau, pamačiau, kad ta močiutė verda sriubą, ten tokia skysta, visokios daržovytės, aš taip apžiūrinėjau, taip kažkaip miela, atrodė labai jauku, bet toje vietoje nutrūko projekcija. Ir aš dar jutau atsibudusi, kad aš galiu grįžti, bet tiek visko daug buvo, kad galvoju, nerizikuosiu, kad nepamiršti. Reikėjo labai daug užsirašyti, nes šį kartą labai ilga projekcija buvo. Taip jutosi. Taip. Ten kažkaip labai atrodo laikas, nors mes nejaučiam, bet ten atrodo tiek daug veiksmo, tiesiog vienas po kito. Jo, ir daug įspūdžių, ir tie jutiminiai. Vau, tai ta moterytė, tai atrodo tokia, kaip man iš karto atbelkia išmintis, žinios, toks kaip visa žemiška patirčių informacija ta troba. Čia susiję su tavim. Ir ta moteris, man irgi toks jausmas yra, kad tai yra, kad tavo dalis, ir kodėl tau tokia, pasirodė simboliškai pagyvenusi, tai yra tavo sukauptas žinios. Ir ta tokia šiluma, tas jaukumas, tas sriubytė, žinai, tokia kaip... Bet to pačiu ir paprastumas, nes ten viskas buvo labai paprasta. Žinai, kaip mes dažnai ten rūmuose atsidūrėm, tose archyvuose, pilyse ir taip toliau. O čia buvo visiškai toksai žemiškas, toksai paprastas, toksai sutriušęs tas namukas, varganus toksai, bet jis buvo, įėjus buvo labai gera, labai šilta. Labai jauku. Matyt, taip turėjo kažkaip, žinai, kartais išorė gali atrodyti tokia sutriušus, ne? Gal čia, pavyzdžiui, kažkokia apsauga, saugykla,
Nes kartais Nes tai yra netgi gražu. tamsi tokia atrodė visiškai nekviečiant užeiti vidų, bet aš pajutau, kad pasakau, užeinam ten. Jo, nes kartais kas gražu iš išorės pritraukia labai daug, žinai, tų vagių. Tai čia man tokia, žinai, informacija eina, kad tai tiesiog kažkokia tai saugykla, kad, iš išorės čia tamsu, žinai, čia tipo nieko gero, žinai, o viduje toks jaukumas, meilė, žinai, šviesa, tyrumas. Tai čia yra tokia kaip tavo saugykla, žinok. O čia grinai tokia astralinė erdvė yra. Taip, Aha, tu saugai tą erdvę. Taip. aha, o aš dabar sugrįžau į ten ir tada atsibudau, kaip sakant, įėjau į saugią vietą Mhm. ir grįžau saugiai. Taip, išeina? Taip. O iš tos vietos turiu dabar gal kokių dar žinių pasimti, ar tai labiau buvo grįžimas toksai saugus? Pereinamasis, bet čia kažkas su tavo protėviais susiję irgi, žinok. Tavo giminių linija, giminės linija. Visos sukauptos žinios, reinkarnacijos, žemiški potyriai. Čia. O ta moteris, sakau, tavo aukštesnysis aš galbūt netgi, kuris saugo būtent tą kampelį. Supratau. Gerai. Tai tada iš visos tos projekcijos, ar kažką pasąmonė dar nori atkreipti, mano aukštesniai aspektai, kažkokį dėmesį, aš kažko nepastebėjau, aš kažko ne iki galo kažką pasižiūrėjau. Žinai, man dabar kažkaip dėl Turuno, ne, nes jie pasirodė tau portalai, šviesos kalba, tai į tą vietą tu gali bet kada grįžti. Ar per meditaciją, ar per sapnus, bet tu gali grįžti ir ten, žinok, per tuos simbolius tu gali įeiti į tas kitas erdves. Jos tau kažką turi pasakyti. Viena jau kažkokia tai tarsi bando kalbėti ten su tuo upeliu ir tom uolom. Bet galbūt tai yra tik tai perinamasis, aš kažkaip jaučiu, kad ten yra gilis, žinok, toj vietoj. Gerai, gal aš galiu kažkaip tą informaciją dabar į save integruoti, tokia kaip kelrodė, kad kitą kartą atsidurčiau ten. Taip, ten kažkas su gyvybė, žinok, susiję su pradžia, ta pačia pradžia kažkaip. Nes tas vanduo, tos daubos, čia gal irgi simboliškai aš mačiau, bet yra kažkokie tai atsakymai, kažkokį gilį jaučiu ten. Verta sugrįžti. Gerai. Gerai, o dar pasąmonė kažką nori dėl ten tos pačios pradžios pasakyti apie tos šakalus, ar yra kažkas dar svarbaus? Ne, kad kažkaip tai susitvarkė jau viską. Tiesiog susitvarkiau. Viską jau susitvarkė. Gerai, labai faina, tada dėkoju. Gerai, dėkoju pasąmonė, aukštesniesiams aspektams ir tau. Tai tada saugiai atsimink nuo visos šitos informacijos. 3, 2, 1. Girdisi tau, mano vaikai, ką biškai. Palauk truputį, aš dar neišjungiau.